Premjerės nėra, bet tikiuosi, kad vyriausybė vis tiek dirba ir atsiras, kas galėtų atsakyti. Vakar vyriausybės posėdyje leista pirkti su saugumu ir gynyba susijusias prekes tiesiogiai be viešųjų pirkimų procedūrų. Lyg to būtų negana, šį rytą šioje salėje buvo svarstomi vyriausybės parengti įstatymo pataisimai, leisantis netaikyti įstatymo nuostatų pirkimams, kai veikiama gynybos arba saugumo srityje. Pirmas viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis skelbia, kad įstatymo tikslas užtikrinti efektyvų ir skaidrų pirkimą. Tačiau vyriausybė savo veiksmais atveria kelią korupcijai ir piknaudžiavimui. Su karinė pramonė susiję pirkimai yra padidintos korupcinės rizikos sfera. Klausimas yra sekantis, kodėl tokios pataisos gimsta šioje vyriausybėje likus keliems mėnesiams iki darbo pabaigos, kodėl tai daroma iš karto po skandalingo krašto apsaugos ministro pasikeitimo, ar vyriausybei neužteko laiko per daugiau nei 2 metus, kol vyksta karas Ukrainoje, netinkamai sutvarkyti viešųjų pirkimų sferą. Jūs klausite, kodėl? Todėl, kad mes norime, kad Lietuva būtų saugesnė. Mes norime, kad Lietuvoje ne tik užsienio investuotojai gynybos ir saugumo srityje kurtųsi, bet ir Lietuvos įmonės augtų ir augintų gynybos pramonę. Mes norim, kad Lietuvos krašto apsaugos institucijos galėtų operatyviai prieiti prie jiems reikiamos ginkluotės tada, kada reikia. Mes per COVID pasimokėm, kai buvo sutrukinėjusios tiekimo grandinės, kaip pačių būtiniausių paprasčiausių produktų nebūdavo, tokių kaip kaukės ir pirštinės. Mes auginam Lietuvos savarankiškumą ir saugumą. Ir jeigu reikia kažkokių įstatymų pakeitimų, kad ir dabar, kad ir bet kurią kitą dieną mes jų imsimės, nes vyriausybė turi priimti sprendimus, o ne tik kelti klausimus ir diskutuoti. Tai sprendimai būdavo priimami ir anksčiau, sprendimai ir dabar bus priimami ir Lietuva turės stiprią gynybos ir saugumo pramonę.